Sveiki virtualių formulių mėgėjai, aš Linas Norvaišas. Po Vokietijos GP kvalifikacijos iškovotos pole pozicijos pirmas startuos Hubertas Šimkūnas iš Ferrari. Antras Gvidas Ablingis iš Mercedes GP. Trečias Justas Šiaulianskas iš Red Bull. Ketvirtas Linas Norvaišas iš Ferrari. Penktas Valentas Tyla iš Mercedes GP. Šeštas Andrius Ridikas iš Virgin Racing ekipos. Septintas Aurimas Kupčiūnas iš Toro Rosso. Aštuntas Rimgaudas Raila iš Scuderia Toro Rosso. Devintas Modestas Paulauskas iš Red Bull. 10. Arnoldas Aukštikalnis iš Renault. 11. Mantas Šeštokas iš Hispanija Racing Team. 12. Tomas Aniūnas iš Lotus. 13. Martynas Idunovas ir Lotus. 14. Erikas Narabutas iš Virgin. Na ir lenktynių startas, taigi puikiai starte pasirodo abu Mercedes GP pilotai. Pirma Gvidas Ablingis įsiveržė į pirmąją vietą, o toliau esantis Valentas Tyla atakuoja Liną Norvaišą ir Modestą Paulauską. Tačiau Gvidas per anksti startuoja ir po to bus priverstas sukti į boksus ir atlikti privalomą pravažiavimą pro juos. Ir štai pirmasis lenktynių nelaimėlis, tai Tomas Aniūnas iš Lotus komandos. Trenkėsi Aniūnas į sieną ir nusilaužė savo priekinį sparną. Čia Justas Šiaulianskas atakuoja Liną Norvaišą, vyksta šioks toks bolidų kontaktas, tačiau abudu bolidai lieka ant asfalto. Justas Šiaulianskas pervertina savo dar neįšilusias Pirelli padangas, todėl jis lėkė į užtrasę, o čia Rimgaudas Raila atskrido taip pat užneštas skerbo, taip sugadindamas Justui lenktynės. Pirmojo rato pabaiga ir štai Gvidas Ablingis neria į boksus, kuriuose atliks priverstinę baudą už false startą. Linas Norvaišas atakuoja Valentą Tylą, naudojasi jo vakuuminiu maišu, pilotai įsilygina ir Valentas bando nepasiduoti, stabdo po to kiek vėliau ir įslysta iš trasos. Linas protingai pasinaudoja šią klaidą ir aplenkia Valentą. O čia kova dėl šeštos pozicijos. Gvidas Ablingis lenkia Mantą Šeštoką. Mantas Šeštokas šiek tiek susiliečia su Gvido bolidu ir apsisuka. Šiame epizode Aurimas Kupčiūnas bando atakuoti Eriką Narbutą ir abudu pilotai įsilygina ir važiuoja vieną šalia kito. Atvažiuodamas į paskutinį posūkį, Erikas užsimoja ir gana plačiai išvažiuoja, tačiau užvažiuoja ant kerbo ir taip praranda greitį tiesiojoje. Gvidas Ablingis bando atakuoti Modestą Paulauską, šis išvažiuoja gana plačiai ir Gvidas atrodo jau laimėjo šią poziciją, tačiau po to paskutinėme posūkyje įslysta per daug ir Modestas susigrąžina savo poziciją, nepaisant to, kad paslydo. Ir ateina laikas pirmiesiams sustojimams. Kaip matome, abu Ferrari pirmieji užsuka į techninio aptarnavimo zoną. Pirmas Hubertas Šimkūnas, antras jo komandos draugas Linas Norvaišas. Linas gaišta laiko už Hubertą, kol jį aptarnaus, o štai Valentas Tyla tiesiog pravažiuoja pro Liną. Po gana tragiško sustojimo Linas Norvaišas turi gintis nuo Valento Tylos atakų. Šis jį bando atakuoti pirmąją posūkį ir atrodo aplenkia, tačiau neilgam, nes Linas susigrąžina savo poziciją važiuodamas vidumi. O dabar matome Lino Norvaišo klaidą. Linas per daug akceleruojasi ir šiek tiek slysteli jo bolidas. O čia iš karto už jo važiavęs Valentas Tyla skuba naudotis proga ir pakelti vieną poziciją aukštyn į antrą. Tačiau tame pačiame rate Linas Norvaišas pasinaudoja su vakuuminiu oro maišu, prisiję Valentą ir esose jį aplenkė. Erikas Narbutas atakuoja Aurimą Kupčiūną, kuris padaro klaidą paskutinėme posūkyje. Erikas turi greičio persvarą ir atrodo aplenkia Aurimą, tačiau jis nenori pasiduoti ir stabdo žymiai vėliau, praslysdamas visą posūkį. Erikas sukryžiuoja trajektorijas ir vėl aplenkia varžovą. Ateina metas antriesiams sustojimams. Linas priekyje, už jo Valentas Tyla. Linas įvažiavęs į techninio aptarnavimo zoną prieš save mato Hubertą Šimkūną ir vėl tenka gaišti laiką. O čia sugaišto laiko pasiekmes. Valentas Tyla toli priekyje išvažiuoja Liną Norvaišą. Linas praranda poziciją. Mantas Šeštokas įvažiuoja į paskutiniuosius trasos posūkius ir pamato Aurimą Kupčiūną, kuris bejėgiškai važiuoja link boksų su prakiurusia padanga. O dabar keliamės ant Gvido priekinio sparno. Gvidas bando atakuoti Modestą Paulauską, tačiau vidinė trasos dalyje jam to nepavyksta padaryti. Modestas tiesiog turi geresnį greitį. Nors Gvidas bando naudotis vakuuminiu oro maišu ir lysti į posūkį vidinę dalį, tačiau Modestas sugeba įsilaikyti išorėje, o sekantis posūkis jau palankesnis Modestui, todėl pozicija apginta. Gvidas Ablingis dar nenuleidžia rankų. Vieną ratą važiavus jis dar kartą bando lenkti Modestą, vėl lenda pirmam posūkį į vidinę trasos dalį,
kitame posūkyje atsilaiko išorėje ir nesunkiai įveikia Modestą Paulauską. Gvidas Ablingis pakyla vieną poziciją aukštyn. Modestas Paulauskas duoda niuksą Gvidui Ablingiui, šis apsisuka ir sugaišta labai daug brangaus laiko. Dabar važiuojame su Rimgaudu Raila, kuris slystelė ant kerbo, trenkėsi į sieną bei nusilaužė savo priekinį sparną, o jį ratu lenkė Valentas ir Linas vis dar kovojantis. O Modestas Paulauskas iš Red Bull komandos yra tikras džentelmenas. Pamatęs, kad už jo važiuoja Gvidas Ablingis, iš karto jį praleidžia į priekį. Prieš tai jau matytame incidente toje pačioje trasos dalyje. Na, o dabar tragiškas Valento Tylos sustojimas, kuomet jisai sumaišo bėgius ir netyčia įjungia galinį bėgį, tai prarasdamas poziciją Linui Norvaišui. Po šių dviejų pilotų kova vis dar nebaigta. Linas Norvaišas iš jas išvažiuodams šiek tiek susimėto, slysteli jo Ferrari galą, o Valentas Tyla iš karto skuba naudoti šią progą. Bet Linas Norvaišas nenusileidžia, tiesioji jo Ferraris turi geresnį greitį. Valentas Tyla tiesiog bando įsilaikyti šalia. Į pirmą posūkį Valentas Tyla bando sukryžiuoti trajektorijas, tačiau jam to padaryti nepavyksta. Sekančiame posūkyje Linas turi geresnę padėtį. Čia nebe lenktynės, o tiesiog žūtbūtinis mūšis. Valentas Tyla bando lenkti Liną, tačiau Linas išorę sugeba susigrąžinti savo poziciją. Valentui belieka vėl vytis Liną Norvaišą iš naujo. Likus keliems ratams prasideda kova tarp Lino Norvaišo ir Valento Tylos. Linas padaro klaidelę ir Valentas ją pasinaudoja, pabėgdamas į priekį. Paskutinis lenktynių ratas. Kova dėl antros vietos. Priekyje Valentas Tyla iš Mercedes GP. Už jo Linas Norvaišas iš Ferrari. Nors už trasos ribų šie pilotai yra labai geri draugai, tačiau trasoje atrodo nei vienas nežada nusileisti kitam. O šį paskutinį ratą geriau stebėti be komentarų. Na ir galutiniai rinktinių rezultatai. Pirmas Hubertas Šimkūnas iš Ferrari, antras jo komandos draugas Linas Norvaišas, trečias Valentas Tyla iš Mercedes GP, ketvirtas Gvidas Ablingis taip pat iš Mercedes GP, penktas Andrius Ridikas iš Virgin, šeštas Modestas Paulauskas iš Red Bull, septintas Mantas Žeštokas iš Ispanija Racing Team, aštuntas Aurimas Kupčiūnas iš Toro Rosso, devintas Rimgaudas Raila taip pat iš Toro Rosso ir dešimtas Erikas Narbutas iš Virgin. Kiti pilotai lenktynėse nefinišavo. Šią apžvalgą parengė ir stebėti padėjo Linas Norvaišas ir Valentas Tyla. Daugiau informacijos apie SRW projektą galite rasti simracingworld.eu tinklapyje. Iki susitikimo Vengrijos GP etape.